Stengsimės pagerinti žaidimą, todėl kad rungtynėse su Čekija yra apie ką pagalvoti ir labai daug klydome. Prastai gynėmės. Manau, kad Slovėnijos ir Ispanijos komandos yra aukštesnio lygio. Taip, kad mums bus labai geras toks, kaip pasakyti, iššūkis ir patikrinimas mūsų komandai. Ir aišku, žaisime tam, kad laimėtų. Pirmas varžybos ir vyrai gerai žaidė. Daug žaidėjų žaidžia, mes bandom pasiruošti, ką mes norim pasiruošti, dirbam ant tam tikrų dalykų ir gerai. Aišku, varžovai, kaip sakoma, pas mus yra stiprėjantis. Dabar mes važiuosime, jau žaisim su stipriais varžovais ir tikrai turėsim tokių rungtynių, kur bus daug jaunų žaidėjų gerai praeiti tą. O vertinčiau gerai tas pirmas porą varžybų, manau, pasisekė. Manau, kad pasiruošimas vyko be didelių, sakysim, problemų, gana sklandžiai. Na ir turėjom dvi skirtingas rungtynės. Vienos, sakysim, gal tokios ir lengvesnės buvo, taip atrodė, kitos buvo žymiai sunkesnės ir labai gerai, kad kuo įvairesnis varžovas, tuo įvairesnis rungtynės. O jeigu vienu žodžiu gerai. Kokia jūsų nuomonė apie tai, kad Donatas Motiejūnas paliko kandidatų sąrašą? Kokia mano nuomonė, kaip sakau, aš tų sprendimų nepriimu, čia jau ne mano, Donatas tikrai geras žaidėjas, jaunas žaidėjas, tai Lietuvos ateitis ir jis man patiko labai gerą įspūdį su tokiom galimybėm, kurias turi, fizinės ir jo supratimas žaidimo, manau, jai dirbs. Tai tikrai galimybės labai didelės ir visa ateitis jam prieš akis ir turi būti labai gera ateitis. Kokia situacija su Eitutavičium ir jo kojos trauma? Žinokit, nudžiugino. Mažas stebuklas, jis šiandien treniravosi, nepilna treniruotė. Bandysim jį ir vakare ir bandysim vežtis į Ispaniją. Treneriai kiti ir daug skirtumų, viskas jaučiasi, aišku, bet ir praeitais metais mums paprasčiausiai nesiklijavo žaidimas tam čempionate. Prieš pat čempionatą atrodė viskas gerai, o kai nuvažiavom, ką darysi, buvo tie metai, pasimokėm iš tų klaidų ir nežinau. O kad rinktinė skiriasi, tai labai pažiūrėkit, kiek žmonių nėra, kiek ir iš praeitų metų ir visi trenerių kolektyvas kitas, tai nežinau. To atsipalaidavimo negali būti ta prasme, kad mes nieko dar kol kas nenuveikėm, tai aš nematau, kur gal tik tai kažkoks, kaip ta įtampa gal šiek tiek atslūgo, kad dabar to ten, kaip pasakyti, mes lyg tai pabūsime kartu kurį laiką, tai bet mes kaip komanda, tai mes procesas, mes turim tobulėti, tai čia negalim, kokie mes geri aplošim Suomiją ir Čekiją po pratęsimo, tai čia taip tokios minties, jeigu kažkokia atsirado kažkam, stengsim greitai ją išvaryti, išmušti iš galvų.